Sveiki, aš Mantas ir keliauju iš Gibraltaro į Hamburgą. Dabar esu miestelyje Prancūzijoje, vakar kirtau sieną Canet d'Rosillon ir keliauju link Montpellier. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough, ain't no mountain high enough. Dance. 15 minučių liko iki išsikraustimo. Kaip man atspėsi, šiandien darome bagetą su užtepėlė tartiboną. Nenoriu išvažiuoti, tie kalnai labai mane keria. Kvepiu skalbiniais, darba akcentas. 5 aukštas, man labai patinka. Bonjour. Kiek aš čia galiu numinti šiandien? 9 valandas. Dar labai daug priklauso nuo vėjo, koks jis bus. Nes jeigu bus į nosį, tai aš galėsiu tik krosanus ir kavą čia gerti. Skambinau draugui Žvaigždynui pasveikinti su gimtadieniu. Sako, tu nebūk sraigė, sako, greičiau judėk namo. Blemba, aš nieko kito ir nedariau čia kelias dienas. Kaip tik tai skutau namo. Delfi tyrimas. Ar draudžiami elektroninių cigarečių skoniai tikrai dingo? Nežinau, bet man dingo tų skaniųjų guminukų skonis. Bonjour. O, sveikas. Reikia gal žirgą pasikeisti. Prašau man asilų nesiūlyti. Nuo tokio virščiau kūliai. Ai, čia gal akvaparkai. Bandžiu. Valandą 20 važiuoju, 2,5 kilai, tik tai blemba nesisuka tie kilometrai, čia dvirtakiai svarau. Aišku, vaizdai gražus, tie miško takeliai šiek tiek neringą primena, bet blemba, noriu praminti. Ir reikia laikytis greičio, reikia žiūrėti kažkokį kitą maršrutą. Pradės kelias skaudėti, tai tada
tada tikrai kažką reiks galvot, arba šokti traukinį, arba day-offą pasimt. Bet jau dabar jisai apšilo, tai kaip ir viskas gerai, nebeskauda. Dar žadėjau parodyti tuos guminukus, tai va, jie atrodo šitaip, viršus minkštesnis. Ir va, yra 2 sluoksniai. Žiauriai geri. Kas Mercadoną turi po ranka, būtinai pabandykit. Vau. Pravažiavau Austrių fermą, o čia yra bariukai tokie. Norėjau tik kelių, bet minimum 6. Tai. Merci beaucoup. Labai draugiški žmonės. Prašiau tiesiog Austrių, tai dar vandens atnešė, dar užsikast, nu žodžiu. Prašiau, nereikia kėdės, bet vis tiek, aš jį prisisėdžiu. Merci. Žodžiu, man čia pilną stalą priserviruos. Nu ką, ragaujam, labai smagu. Yra drėgna ir yra šalta. Tata užtvanka. Čia yra ne kelias, čia yra katastrofa. Pasirodo, tą patį kelią rodo ir kai high elevation. Nu, kol kas esu nusivylęs Prancūzijos keliais. Desertui atėjo laikas. Nu gerai, šitas kelias tai kaip sviestu pateptas. La Palme. Pažiūrėkite ant flamingai. Ką tik turėjau tokį nelabai jaukų pralenkimą. Būčiau lėkęs taip gerai nuo kelio. Tamarandino. Niam, niam, niam. Lietuvoje Anykščiuose yra toks safaris, kur su automobiliu gali važiuoti. Bet ten tik vienas zebras kiekvienam.
Oi, papuoliau čia į dvirtakį. Vaizdai tai fantastiniai. Esu džiunglėse. Ta prasme, čia nori pasakyti, kad yra dvirtakis, ne? Ar nereiktų man geriau grįžti? Būtų saugesnis variantas. Ir varyti gatve. Paslaptingas kalnų važių keliukas. Gerai čia bimbinėja. Kada jau čia į apačią? Esu Narbonne mieste, labai yra jis šurmulingas, daug eismo, tai norėčiau kuo greičiau dumtis čia. Turiu tik 7 kilus ir 4 valandas. Dar labai tikiuosi, kad dar 4, tai apie 100 pavyks šiandien susukti ramiai. Biškių išvėlavau su maisto. Nepavalgiau. Pradėjau silpną daryti. Bonjour. Yra kažkoks baisus išsitaškymas. Nežinau nuo ko, bet yra nelinksma. Nelinksma. Be bandelė gera. Žiauriai gera. Kokį 102 pavyks gal padaryti. Supratau, dėl ko man kelias skauda. Tai dėl to, kad sėdynė kažkiek pakrito į... Truputį. Graži ta Prancūzija tokia. Mažas miestelis, bet toks tvarkingas, gražus. 100! Oho. Sunkiai minas. Varau iš jėgos, o kai jėgos nėra. Čia vynuogynas. Ai. Nu va, žvėrynas. Nu tas tiltelis smagesnis. Petankį šiandien visi žaidžia. Ai, čia keliukas. O, blin. Palaida šuo. Nu, gal nepuls. Jeigu palaida, paleidžia. Eik tu šikt. Bliava, bet toks nemažas. Gerai, bandau. A, kaip gražu. Opa, koks geras dalykas.
Net pompa yra. Suspaudžia. Nu. Eiktų piešį nemokamai. Nu jo. Teks su rankinę pūst. Liko 12 kilometrų, turiu 102, tai 103. Voilà. Nu gerai, kad neužsivėlime. Nu, tvirtina. Tai ką, atvažiavau į Agdę, užsisakiau butą, nu kaip parekvestinau, tai turi austas dar patvirtint. Oi, slidučiai biški. Turi patvirtint austas, tai žodžiu laukiu patvirtinimo. Miestelis jaukus atrodo, 103 kg, 7 valandos, elevacijos iš visų kilimo nėra. Kelias po truputį praeina, bet kai stipriau pamenu skauda, tai pailsėsiu, nu nedaug kilometrų, bet nu ką, čia 30 mažiau, tai kitą dieną 30 daugiau tiesiog ir viskas, valandą anksčiau reikia išvažiuoti. Svarstau galbūt batus išmesti, nes jie man balansuoja čia. Ir čia yra epidūros ta šelė, nu ir daug viskas čia pas mane epidūra, bet yra fintailas ar tailfinas, tokie, kur jau ties galinė šim jungiasi tokia bagažiniukė ir jinai jau tada tvirtinas ir jinai nebesibuoja. Tai jeigu planuosit pirkti kažką panašaus, tai atmeskit epidūros variantą. Visa kita gerai, frame bagai, čia top bagas, vairo pirkčiau geriau tą, nes nu patogiau būtų. Dabar truputį svirduliuoja ir tas galas atrodo ar padangas sprogo, ar kas čia yra. Aišku, aš esu, sakau, apkrovęs truputį ir man kažkaip suveršti neina stipriau. Tai va, neimkit kedų, užtenka MTB batų, jie patogus vaikščiojimui. Galvau, jeigu sulysiu ar dar, nu ir sulyjus, galima iki parduotuvės nueit, vis tiek niekur ten labai neisi, nevaikštinėsi. O jeigu ir kempinsi, tai lysi palapinė ir viskas. Nu. Patvirtino rezervaciją. Yes. Varau. 140 at oh, he cannot let me in before it? I know, I can understand, yeah, but he accepted the reservation. That's the thing. Oh, let me think, I'm just gonna call you back, okay? Žodžiu, nuotykiai su to Airbnb. Užsisakiau, turėjo patvirtino ir tada skambina, sako, negaliu priimti, tik už poros valandų būsiu, nors parašyta self-check-inas. Taip pat hostas nekalba angliškai, draugelis skambina. Sakau, pagalvosiu, tik jau pagalvoju, tai sugebės tos raktus pristatyti anksčiau. Vous parlez pas français du tout? Non. Ah, attendez. Do you have the code for the... No. No? Okay. Floor? Do you... Tai pagaliau įsičekinau tą butą, realiai praėjo beveik 2 valandas ir taip, tai dar už valandos paruošti. Tai jis kaip ir buvo sutvarkytas, pasirodo, bet buvo patalai nepakloti ir tiesiog bišis atvarė draugelis jo pakloti. Jisai pats dirba
Ir žodžiu, viskas kaip ir tvarkinga, tik tai lova kloja, čia skubėjo, sako, pamiršau paklodą. Sakau, tai gal čia yra ant stalo. Ai, jo. Tai sakau, gerai, pasiklosiu viskas. Pažįstama situacija, tai nėra taip pikta, visiems nutinka. Aišku, tas kalendorius atidarytas, tai ne šiaip. Bet, klaidų visiems būna, tai čia žmogiška. Tik tai kitas dalykas, bukinau, kad Wi-Fi'us būtų, o jo nėra. Ir jis yra svarbesnis, svarbus kaip vanduo realiai, o vanduo geriamas. Bet esmė yra ta, kad aš noriu montuoti video ir jau antrą dieną, nes praėjusiam nebuvo pažymėta, tai čia jau mano klaida, kad aš prizimavau, kad yra Wi-Fi'us. O dabar yra Wi-Fi'us, bet turi problemų su dėžė. Tai žodžiu, viskas kaip ir Olgučia, viskas tvarkinga. Tvarkingas butas, fainas pastatas, toks privatus. Tai ramu, nėra gatvės, kiemelis, vidinis. Tai ramu ir labai bus, bet esmė yra ta, kad neturėjau įvertinimo. Čia mano jau atsakomybė yra, kad aš prisėmiau ir surizikavau. Bet kita vertus gavau fainą naują butą su kavos aparatu. Vienintelis privalumas, kuo galbūt ir pasinaudosiu, tai deduos viską kraut, nieko netrauksiu, tiesiog viską susidėsiu ir einu miegoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad patiko ši diena mano ir iki rytojaus. Iki. Čiau.